Labadiena, regbio mėgėjai, sveikiname su jumis iš Upės Čiems. Šiandien čia Baltic XL Livonija laukia rimtas iššūkis šeimininkų prieš Baltrak Šiauliai klubą. Labai daug darėm neišprovokuotų klaidų, priekiai, neįsispyrimai iš savo pusės, kada reikėjo kažkoks balaganas buvo aikštelėj, tiesiog nesilaikėm savo žaidybinio plano visiškai. Kiek svarbu tai, kad net ir žaidžiant blogai, vis tiek galiausiai susikaupiat, pavyksta laimėti, žiūrint į ateitį, ką galim iš rungtynių pasimti? Lygių varžybų esam turėję daug finalų žaidę, tai gal dėl to ir laimėjom šį kartą, sugebėjom susikaupti, visi būti kaip viena komanda ir sužaisti patį galą teisingai. Natūrali vėja, ko šiemet iš esmės beveik neturėjot, buvo didelis faktorius? Manyčiau, kad buvo, nesam žaidę šiemet dar ant žolės, ypač dar šlapia žolė buvo, mūsų vėriniai žaidėjai yra greiti, štai šiek tiek stabdė mūsų žaidimą ir tikrai darė įtaką mums. A close loss against Baltrak, so you really have a chance to beat them. So what was the problem? So why the win not came here today for you? The game was really close. I think the guys did an amazing job. They gave everything on the pitch, but the small mistakes, the Baltraks utilized them. They made the best of it, and yeah, I think it was a really close game. It could have gone both ways, but they were the better team today. Anyway, it was a good game, and do you see a lot of positive things you can take from this game to another stage? Yeah, the discipline. Last game we got a lot of penalties. This game we, I think, did less than a half. So that's a big point for us. The effort that the guys gave, they did everything that they could. They played for the team, they played for mix-ons, and they did everything that they could.